Sveiki gyvi. Menkį sezoną užsidariau. Tie laikas atsidarytų pietakį sezoną. Įpučiai tokia žyriuką ant kalno. Radas jau čia nutirpęs. Aš dar galvoju gal ir šiek tiek. Panašu, kad jau čia jo senai nebėra. Dabar pasiėmiau spiningėlį. Mažas blizgutės. Bandysiu pagauti pirmą upėtakį šių metų. Nuo kranto. Yra čia ir palį, bet palį nelabai tikiuosi šiandien. Greičiau upėtakis užkips, jeigu iš viskas užkips. Dabar reikia bandyti brėsti. Vėjas aišku nemažas. Tai biški gal su garsu bus problemų. Nu bet aš kada nors nusipirksiu mikrofoną. Nors galvoju eiti iki pat galo ežero, kad vėjas būtų į nugarą. Bet čia irgi nebloga vieta nuo šito akmenuko. Reikia pabandyti porą metimų padaryti. Pačią geriausią savo blizgą teks palikti ežero dugne. Nu, ką padarysi. Nutraukiau savo gerą blizgę. Dabar reikia per naują susirišti. Pavadėlį naudoju 0,26. Čia fluorokarbonas panašu, kad bet realiai didelio skirtumo neturi, gali būti ir monovalas. Upėtakis kažkaip nelabai baidosi, ten nusiploninti irgi jam neverta. Nes gali ir didesnis netikėtai užkibti. Kodėl naudoju pavadėlį, tai kad vienas dalykas, kad apsaugoti pintą valą, nes jis gana greitai pasižeidžia į akmenus, visokius kliuvinius ir panašiai. Kitas dalykas, galbūt žuvis mažiau jį mato negu pinta. Pavadėlį naudoju maždaug grubiai iki 1,80 cm. Kad dar būtų patogu mėtyti, kad mazgas neitų pro žiedelius. Viskas priklauso nuo spiningo ilgio. Kuo trumpesnis spiningas, be abejo, tuo trumpesnis pavadėlis. O nuo kranto naudoju aš 2,70 spiningą, nes reikia šiek tiek ilgesnio, kad būtų kuo tolimesnis metimas. Upėtakis gana greitai apsibaido ir labai dažnais atvejais reikia kuo toliau užmesti. Tam reikalui netgi naudoju pilkeriukus kartais, kad toliau skristų. Vobleriai man kažkaip nepatiko. Nežinau, aš nuo senai jau gaudau su blizgiam, man jis pasiteisinęs gerai. Anksčiau turėdavau gal 4 tokias dėžutės. Dabar jau vieną viską atsirinkau daugmaž per daug metų. Gaudant upėtakis, ypač nežinomame ežere, tai nereikia užsibūti vienoje vietoje ilgai. Padarai kelis metimus ir žingsniuoji tolyn. Dažnais atvejais, jeigu įmanoma, iš viso einu aplink ežerą, nes jie gali būti įvairiose vietose, tiek ir įvairiam gyliui, todėl jas reikia atrasti. Prašukavau, aš čia visai nemažą plotą dabar, pusę ežero apėjau, nei vieno baršnet nebuvo, lyg išmiręs ežeras būtų. Nors tikrai žinau, kad čia yra žuvies ir visai neblogos. Na, bet šį kartą nepavyko. Dabar važiuoju dar link namų. Yra vienas toks nedidelis ežeriukas. Miškelį pabandysiu tenais gal bent kažkokiu upėtakiuką pagauti, parodyti jums. O kol važiuoju į kitą vietą, tai galit pažiūrėti, kaip praeitą savaitgalį su muselinę gaudžiau. Po 100 metų įsitraukiau. Biškį aprūdijęs, bet kažką pavyko pagauti vis tik tai. Jau daug metų su ją nebegaudžiau. Tai pabandysiu prisiminti kaip čia kas. Ir gal pavyks kažkokią menkytę su muselinę pagauti. Užsidėjau intermediją valą. Jis yra lengvai skęstantis. Čia gylis nėra labai didelis, tai
manau, nebus problemų. Gale yra rišamas konusinis pavadėlis. Čia priklauso ilgis nuo muselės dydžio, nuo sąlygų, kur gaudai. Bet čia jau tuos mažus niuansus nelysim šiandien. Bus tiesiog pasibandymas. Dabar užsiriš pavadėlį, sudėt kažkokią muselį ir pažiūrėti, ar aš nepamiršęs dar mėtyti. Muselės man atrodo maždaug taip. Čia kažkada pats jų prisirašęs. Bandysiu gal dabar tokią. Imituotų mažą žuvelę. Kaip aš viską senai dariau, kaip man čia reikės prisiminti dabar viską. Naudoju dar tokią krepšį, kad susidėt valą. Nes kaip su muselinė gaudais, ten pakojimus pirpinasi, srovėje neša ir būna sudėtingiau mėti. Na ja, kaip ir galvojau, panašiai kaip ir su dviračiu, jeigu vieną kartą išmokai, tai jau daug maž ir mokėsi su ją gaudyt. Metų šiek tiek reikia palaukti, kad nuskęstų valas. Nes vis tiek ta menkė, tai jinai rečiau dugno būna. Pavedimas tai trumpi patraukimai tokie. Galima su pauzėm. Galima greičiau, galima lėčiau. O, yra. Čiali, pagavau žuvį. A, čia panašu, kad upėtakiukas. Na, blin. Nedidukas visai. Ištraukiam. Ja, pagavau muselinę žuvį. Ne tą, kurią norėjau. Šlakių dabar negalima pas mus gaudyti iki balandžio galo. O be to dar yra 35 cm limitas. Šitas iš karto atgal. Užsidėjau šiek tiek sunkesnę muselę dabar su akytėm. O, jinai žymiai greičiau skęsta. Gal pavyks iki menkės nuleisti. Kažkada būdavo laikai, kai visą valą sugebėdavau išmesti. Ten beras 27 metrai ar kažkas panašaus ilgio. Dabar net pusę neišmetu. Sunkiai sekasi tą muselinę man. Tiek užmesti, kažką pagauti. Labai ilgai užtrunka, kol nusėda tą muselę, bet to kaip tai kokie saidukai mažiukai ir lyriukai, tai galima būtų pamėtyti, bet dabar nieks nekimba. Antra žuvis ant muselinė. Panašu, kad vėl šlakis. Čia visai prie pat kojų paėmė. Jau. Tai nenoriu aš gaudyti, reiks baigti čia tą žvejybą. Pasirodyk dar. O toksai va. Kaip ir minėjau, šlaką gaudyti negalima. Kuo greičiau reikia paleisti.
Ir gaudyt menkas. Atvykom prie kito žvėriuko. Nėra čia labiau mažas, kaip galvojau. Kol kas vien tik žolės kimba. Žuvies nesimato. Brautis dabar per brūzgynus. Bandyt kažkokią patogesnę vietą susirasti. Panašu, kad su upėtakis kaip ir su menkiam. Nekimba nors tu ką. Pagaliau. Tiek pramiečiau. Nedidokas, bet užsikabino kažkas. Jau visai buvau praradęs viltį. Bent vieną pagavau. Visai nedidelis upėtakiukas. Bet bent vienas užkibo šiandien. Kaip atidarimui. Gerai ir mažiukas. Keliauk. Tai vis tik yra žuvies ežere šitam. Jau norėjau varyti namo. Dar gal biškį pamėti tada, jeigu atsiliepia vienas. Gal bus ir daugiau čia jų. Gaila savo firminę nutraukęs. Gal dėl to čia taip ir nepagauna nieko. Opa, dar vienas yra. Geras. Radau taškelį kažkokį tai čia. Šiek tiek didesnis nei pirmas. Nu, antra žuvis. Praktiškai viena po kitos. Reikėjo tik tais ras, kurie laikosi vadinasi. Keliauk ir tu namo. Jau du atsiliepia. Dar gal į trečią pagausiu. Svarbiausia atsidaryti pavyko. O kad su nedideliais, tai dar geriau. Bus kur tobulėja dabar. Blemba į priekį einant, tai visai nieko, mėtai net nepastebi, kaip nueini, bet man tai ir atgal kažkaip reikės grįžti per tuos brūzgynus. Ten kažkur visai vieną galą. Kelis metimus padarysiu, kur pas mažiukus pagavau. Gal ir trečias užkibs netyčia. Yra ir trečias. Gerai. Irgi nedidukas. Čia matyt visi tokie šitame ežere. Dar vienas nedidelis upėtakiukas. Tai jau net 3 pagavau šiandien. Visai neblogai. Leidžiam atgavomės į be abejo. Tegul auga. 3 žuvis šiandien per visą dieną. Super rezultatą. Be abejo, juokauju. Labai silpnai sakėsi. Nes tiek pravaikščius, tiek pramiečius. Masalų irgi belinkiek išbandžiau. 3 upėtakiukai. Bet visi užkibo vienoje vietoje. Čia matyt susikaupė. Bet čia toks nedidelis upeliukas įteka. Gal dėl to. 4 tai aš jau nelabai ir tikiuosi iš tikrųjų. Gal čia net nebūtina mėtyti. Bet kadangi dar toliai čia tais brūzgynais, taip nesinori, tai dar šiek tiek pamėtysi gal. Tai va tokia šiandien ta žvejyba upėtakių gavosi. Nelabai pavyko. Na, bet sezoną bent atsidariau. 3 upėtakiukai nedideli. Geriau negu nieko. Tai dėkui, kad žiūrėjot.
Nepamirškit paspausti patinka, suprenumeruokit kanalą ir laukit naują video.